Sveiki atvykę į šią nuostabią krepšinio aikštelę. Kiekvienais metais mes turime trenerių fotosesiją, turim savo outfitus, šiuo metu Greta lipa. Pažiūrėkit, kaip manau, kad jinai nukris. Nu, koks 10% tikimybė, kad nusivers. Nežinau, ar labai gera mintis, bet, nu, vėl pabandom kažką įdomesnio. Gal galime klausimą jūsų būtų? Papasakau, prašau, iš kur gavai šį outfitą? Pasisiuvau pats. Aš noriu, kad tu išvardytum 3 dalykus, kurie tau belekai patiko šį sezoną ir 3 dalykai, kurie nepatiko. Belekai patiko mano maikė, mano kelė, mano batai. Jūs esat nuostabus treneris. Jis nepatiko treniruoti ir mokiniai ir muzika, kurią leidau. Visi atvykite pas Valdą. Kaip sekasi treniruoti vaikus? Šiandien ar sezoną? Vis panašiai kaip visą sezoną. Sunkiai, bet paudėm iki galo. Katės ar šunys? Šunys for life. Aš turiu labai svarbią užduotį. Manęs prašė paklausti beleko. Klausiu beleko. O kaip vertinate jūs mūsų aprangas? Čia yra mūsų Paulina. Kaip tau pirmoji fotosesija? Nežinau, kaip pozuot, iškai baisu. Nežinau, kaip atrodau, nes čia nieko nėra veidrodžių. Gerai atrodo, Paulina, gerai. Svarbu bent patogu šį kartą. Kelinta tavo fotosesija? Iš tikrųjų, tai geras klausimas. Fotosesijų nebūdavo. 15 arba 14. Kitas klausimas. Geriausias Lakersų žaidėjas? Žinoma, kad Kobe Bryantas. O tau? Paulina, o tau? Nieko nežinau. Kas jūs komandas dėvite aprangą? Lakers. Ar galėtum pasakyti nors vieną Lakers žaidėjų? Mantas ką tik man sakė, kažkoks yra Michaelis. Ne, aš nežinau. Labas, jeigu tu matai šitą žinutę, tai tu esi vienas iš laimingųjų atrinktųjų žmonių, kuris turi unikalią progą prisijungti prie mūsų į šokių studiją Megusta. Taigi, naudokis. Tik labai nedaug žmonių gali čia patekti ir tu esi vienas iš jų. Laukiam tavęs.